Sveiki, jūsų dėmesio aktualių analizės laida 24/7, netrukus matysite. Jūs nematėt, kad Baltarusijos režimas aptarnauja vaikus vogiamus iš ukrainiečių seimų, kad jie būtų surusinti? Jūs nematot, kad vyksta karas, pirmininkė? Dar išvardinkit, ką dar nematom. Bet jeigu jūs esate diplomatas, arba bent jau apsimetat diplomatu, o ne propagandistu, tai aišku, tokios frazės, kaip jūsų čia propagandai tinka, bet jos visiškai netinka nei užsienio politikai, nei diplomatai. Laidoje 24/7 Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, konservatorius. Sveiki, Žygimantai. Laba. Taip pat su mumis Viktorija Čmilytė Nilsen, Liberalų sąjūdžio vadovė, parlamentarė. Sveiki. Sveiki. Seimo vicepirmininkė ir Vytenis Andriukaitis, socialdemokratų garbės pirmininkas, Europos parlamento narys, buvęs ministras, buvęs Europos komisijos narys. Manau, bus įdomi diskusija, nes yra kelios svarbios temos. Pirmiausia, turbūt tai, kas arčiausiai mūsų, tai yra vidaus politika ir vis dar aktuali kratų Seime tema. Žiūriu Vytenį Andriukaitį. Vytenį, kaip taip atsitinka, kad savus politikai gina labiau negu oponentus, nors atvejai panašus? Kaip jūs tai paaiškintumėte? Savimarškinė anksčiau. Kai savas įkliūna, tai savi kažkaip kitaip apie jį kalba, negu kad jie oponentas įkliūtų. Aš nežinau, čia reiktų pateikti pavyzdžius, kas kaip ką kalba, šiaip iš esmės turbūt negalima naudoti dvigubų standartų. Bet jie naudojami. Nežinau, aš pavyzdžiui stengiuosi to išvengti. Turit paaiškinimą, kodėl taip yra? Aš manau, kad tai iš tiesų turbūt yra tokio, kaip sakyti, ir viešosios opinijos poveikio priemonė ir savųjų gelbėjimo priemonė. Čia labai logiška, savimarškiniai, arčiau kūno, kiekvienoj partijoje yra galimybės mėginti išsisukti iš padėties, paaiškinti įmanomai įtikinamai, kad čia tai yra tam tikros išimtis ar dar kas nors, bet aš manau, kad visumoje negalima tokios praktikos pateisinti. Vis tik vieningi standartai turi būti. Ar tai nėra politinė kova, tiesiog instrumentas politiniai kovoj? Tai taip, negali paneigti. Tai čia turbūt paaiškinimas. Taip, greičiausiai taip, yra politinė kova ir tada stengiamasi vienaip ar kitaip, permesti kamuolį oponentams, nesileidžiant per daug į tai, kad ir tas kamuolys yra tavo darže. Čia yra sena formulė, kai tu mėtai akmenys į kitą daržą, jie atšoka, kartais ir sugrįžta tavo atgal. Tai šitą formulę reikia visiems gerai žinoti. Kaip Žygimantas Pavilionis paaiškintų tą patį klausimą? Turbūt toks paaiškinimas. Ar turit savo paaiškinimą? Pritariu Vyteniui, bet šiaip manau gerai, kad teisėtvarka nebijo klibint visas politinės partijas, kuo aukščiau eina, to man tai yra įrodymas, kad mes gyvenam teisinėje valstybėje. Jeigu yra kažkokių bėdų, tik svarbu požiūris pačios partijos, ar nuo to teisingumo gelbėja savus, va čia yra niuansų, ar vis dėlto leidžia teisėsaugai tą darbą dirbti. Socdemai du čekutininkus šioje kadencijoje išgelbėjo nuo teismų. Tai paprastai, kiek aš atsimenu, bent jau kiek aš buvęs šitoj partijoje, paprastai mes tikrai visada leidžiame, nuimam tos imunitetus ir pirmyn, aiškinkitės, teismai pasakys, kas kaltas, kas nekaltas. Vytenis šypsosi, kodėl Vytenio? Nenoriu prisiminti vienos kadencijos, nenoriu prisiminti keletų pavardžių, tiesiog manau, kad Žygis neserga Alzheimerio sindromo, jis tiesiog gali pats prisiminti tas pavardės ir pamėginti atsakyti savo klausimą. Kadencijų buvau Seime tik 3, tai per 3 kadencijas neatsimenu, kad mes būtume išgelbėję savo. Stenkitės prisiminti tada, kaip sakyti, kai kurias pavardės. Visi kartu prisiminkit ir tada bus lengviau. Aš nenoriu dabar pirštais rodyti. Priminkit, užuomenom kalbant, aš irgi dabar greitai bandau prisiminti. Čia labai paprasta. Užuomeną duokit. Čekučių skandalai, ten grąžinimai, negrąžinimai, ten kairys, ten dar čiūdnėnė, ten skaistė, ten taip toliau. Visa skalė iš abiejų pusių yra ta pati.
Taip, kad aš norėčiau šitoje vietoje dėti. Mes visada balsuodom už imunitetą. Mes niekada neįsaugodom savų. Tiesą pasakius, tada truputį dar atsukus ankstesnės kadencijas galėsit prisiminti, nes šiaip Seimo atmintys apima laikotarpius ilgus. Tai siūlau... Panašu, kad jūsų čia geriausia atmintis, Vyteni. Jau, kadangi man teko išgyventi tokią didelį iššūkį, tai Pakso iššūkį, po to 3 parlamentarų iššūkį, kur aš padėjau mandatą. Tai aš galiu tą priminti, bet tiek to. Taip, mes atsiminam jūs ne kartą tą priminę šitam kontekste. Nesigilinkim. Šiuo atveju šita problema yra universali visoms politinėms jėgoms ir jos įvairiai, suprantama, sprendžia tas problemas. Čia yra sunkus klausimas. Dar vienas momentas, Viktorija, galėsit reaguoti tai, ką tik aptarėm, bet ir dar tas visuomenės teismas, ar ne? Kai visuomenė iš esmės turinti teisę žinoti, negali nepranešti apie kratas, negali, visuomenė šiuo atveju žiniasklaida, o visuomenė per žiniasklaidą sužino, negali nerodyti ten STT pareigūnų Seime arba buvusių 2 ekspremjerų ir vieno konservatoriaus, kurie dabar mina STT slenksčius, iš esmės visuomenė jau turi savo nuomonę apie tos politikus, ką teismas be pasakytų ateityje. Ir tai yra problema, ar ne? Visuomenė, žinoma, suformuoja nuomonę šiek tiek greičiau, negu praeina visi teisiniai procesai ir taip, politikams tai yra labai rizikinga situacija, nes visuomenės teismas yra tas teismas, kuris politiko ateitį nulėmė, o kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kaip Sauliaus Skvernelio atveju, kai tai yra partijos pirmininkas, natūralu, kad ir visai partijai užmeta tokią sunkų labai svorį. Grįžtant šiek tiek prie imunitetų. Prie tų savų, nesavų, savus gini, o priešininką spardai. Tai kiek esu buvusi Seime nuo 2015 metų, liberalai visada balsuodavo už nesislapstymą po imunitetu Seimo nario ir pati neturiu savo balsavimo istorijoje jokio kito balsavimo ir taip pat frakcija. Ir manau, kad tai yra vienintelė teisinga pozicija, visiškai nepriklausomai nuo to, ar, tarkime, klausimas yra apie oponentus, opoziciją, koalicijos partneriai, priešininkai ir panašiai. Tai geras yra šiaip bendras standartas ir jo verta laikytis, nes tada mažiau reikia svarstyti, kaip balsuoti, kai ateina toks balsavimas, o dėja jie laikas nuo laiko pasitaiko. Čia pirmas atvejis, kurį Žygimantas priminė, kad socdemai savus apsaugojo nuo teisėsaugos. Pirmas toks atvejis? Nemanyčiau, kad pirmas, bet šitoj kadencijoje mes turėjome tiesiog porą atvejų. Tai čia galbūt Vytenis Povilas. Šitoj kadencijoje gal labiau prisimenam, nes koalicija deklaravo, atsimenat Vytenį, kad mes nesaugosim savų ir nesavų, atsimenat tą deklaraciją ir iš tikrųjų tai, ką Žygimantas priminė, jūs paėmėt ir išsaugojot, socialdemokratai Seime. Bet be abejo, tai ne pirmas atvejis Seimo istorijoje. Galiu pasakyti, kad taip Seime, kai kas dėjo pastangą, kas išsisaugot, nes dalis socialdemokratų balsavo už imuniteto numaimą. Čia tikra tiesa. Žinoma, visiškai akivaizdu, kad yra įvairių susitarimų, taip toliau tarp visų Seimo narių, ten dirbta, ieškota balsų ir kiti neatėjo į salę, viso, ko čia yra. Nenoriu kalbėti apie tarkim, staiga paskambinimą, kad tu ten padėk mandatą, žinai, ten Bartusevičiaus atveju. Neliesim tų temų. Neliesim temų partijos pirmininkų, ne tik Skvernelio, bet ir liberalų partijos. Čia, kaip sakyti, pakankamai didžiulis spektras yra. Bet iš ties, dvigubų standartų taikymas yra didžiulė problema mums visiems. Milžiniška problema. Ir aš negaliu, man skauda širdį. Nepaisoma, nepaisai, kokį Seimo nariai be paliestų. Ar kokią problemą, impeachmento problemą. Vienas Sacharukas karaliui nuėmė, Sacharukui ne. Čia nėra partijos, kuri to netaikytų. Tikrai. Ir apie savo partijos tą patį galite. Tikrai taip. Čia yra skaudi problema visam Seimui. Ir įdomu, kad Žygimantai jūsų partijos lyderiai kažkaip sakė, kad Kazimieras Starkevičius bendradarbiaus su teisėsauga, kad mes visi bendradarbiausim, bet jisai ateina ir mūsų žiniom, tai yra žiniasklaidos žiniom, atsisako duoti parodymus, labai trumpai užtrunka STT, jis kol kas nepaneigė, kad jis atsisakė duoti parodymus, reiškia, manykim, kad jis atsisakė. Tai čia bendradarbiavimas su teisėsauga?
Partijos linija buvo kitokia, taip. Tai kaip tą paaiškinti? Na, o jeigu išaiškės faktai dar gilesni dėl jo kaltumo, mūsų partijos lyderis ir mes tą pasitvirtinom pozicijoje taryboje, kad bus einama pačiu griežčiausiu būdu iki šalinimo iš partijos ir frakcijos. Viktorija, jūs kažkur norėjote replikuoti, ar ne? Taip, norėjau replikuoti, kad, gerbiamas Vytenis sako, neliesime temos, bet paliečia temą. Tai aš noriu replikuoti, kadangi buvo paliesta tema, netgi kalbant apie buvusi Liberalų sąjūdžio pirmininką, kuris buvo pirmininku prieš 10 metų, tą pačią dieną jis išėjo iš Seimo, padėjo mandatą ir išėjo iš partijos. Bet tai buvo akivaizdu, Viktorija. Visiškai akivaizdu, bet tiesiog aš noriu fiksuoti, kad buvo padėtas mandatas, tai labai nenorėčiau, kad tai būtų įmetama į diskusiją ir lygybės ženklas dedamas. Suprantu, kad socialdemokratams labai norėtųsi pasakyti, kad visi elgiamės vienodai blogai, bet taip nėra. Ar taip norėtųsi pasakyti? Aš ne tą. Gerbima Čmilytė kaip tik akcentuodamas taiga išskyrė Skvernelį kaip partijos pirmininką. Tai aš noriu pasakyti, kad nereikia Skvernelį išskirti, reikia partijos pirmininkus, kuriems taip pasitaikė. Tada pavyzdys būtų universalus, apimantis ir kitų partijų pirmininkus. Tokia buvo jūsų replika. Taip, nėra abejonės. Čia, kaip sakyti, akcentuojama ir lyg tai po to bandama pamokinti. Tai jeigu kalbate apie partijų pirmininkus, tai kalbėkite apie įvairių partijų pirmininkus, kuriems visai pasitaikė. Manau, gerba Viktorija labai teisingai pasakė, čia nėra svarbu spalvos, svarbu kaip tu balsuoji, kai atimamas imunitetas. Aš tikrai neprisimenu, bent aš tik 3 kadencijas atsimenu, aš neprisimenu, kad mes šitoj pusėje centro dešiniai būtume kitai balsavę, bet pas socialdemokratus tai buvo akivaizdus gelbėjimas tų čekutininkų. Vytenis gal prisimena? Šiuo atveju tikrai nebetęsiu šitos visiškai nevaisingos temos. Tiesiog impeachmentus primenu iš buvusių koalicijų, kur vienam impeachmentas buvo pritaikytas, kitam ne, tiek to. Dabar nebetęsiu tų pavyzdžių, nes mano atminti pavyzdžių yra daug. Bet tiek to dabar dar kartą sakau, nėra čia nei vieno šventesnio, čia sėdinčių prie šitų savo. Tai yra didžiulė problema, kuri, aišku, yra ir labai individualiai, įvairiai Seimo nariai elgesi, nedidelis Seimo narių skaičius elgesi pagal standartus, kiti stengiasi išsisukti. Tai visiškai nesvarbu, kokia politinė etiketė čia bus priklijuota. Netęsiant temos, bet kalbant apie maksimalų nešališkumą, apie tai, kad kol teismo nenuteistas yra nekaltumo prezumpcija, ar ne, čia turbūt visiems aiškios savokos, bet realiai gyvenime tai neveikia. Mes tą puikiai suprantam, kad žmonės nuteisiami dažnai dar iki teismo, būtent per viešą nuomonę. Gitano Nausėdos pasakymas, kad jeigu kratos Seime, tai šiaip su ten nieks neateis, ar ne? Tokia jo buvo mintis, Žygimantai. Čia kaip neutralus pasisakymas ar šališkas pasisakymas? Mes laukiam tokio paties pasisakymo, kai iškilo panaši situacija su Palucku ir niekaip nesulaukėm. Ta kritika iš Daukanto aikštės daugiausia taikoma centro dešiniajai pusiai. Gal, aišku, mes bandom kartais netai suprast, pas mus tiesiog yra kiti etikos standartai, mes bent jau deklaruojame, kad mes norime būti kitokie, bet kažkodėl vis dėlto ta kritika neina į kairėje pusę. Ir tai, kalbant apie tos pačius radikalus, antisemitus, kurie įvardinti ir kurios garbės pirmininkas siūlė seniai pašalinti iš koalicijos, bet toks kažkoks permainingas švelnumas atsiranda ir prezidentūroje jų atžvilgių, nors jie griauna tai, ką kartu su gerbiamu Andriukaičiu aš pats kaip eurointegratorius kūriau. Ta pačia Europą, tą pačią NATO ir nekalbu visus kitus dalykus. Andriukaitis vertintų prezidento kaip pagrindinio, kaip duodančio toną arba turinčio duoti toną, ar ne? Bent jau tokie lūkesčiai yra visuomeniai iš jo. Ir jis štai pasako, kad jeigu atėjo, tai ne šiaip savo atėjo. Na, kaip tai dar galima suprasti? Ne šiaip savo atėjo, taip. Taip, tai vat kaip tai suprasti? Akivaizdu, kad... Jis visiems lygiai teisingas, ar ne? Aš manau, kad prezidento pareiga būti visiems lygiai teisingas. Bet ar jis yra toks? Deja, turiu pasakyti, kad norėčiau linkėti, kad jis
vis tik tai giliau įsigilintų į šią savo konstitucinę pareigą. Tai jis nėra toks jūsų atsakymas. Aš tik tiek te pasakau, kad linkėčiau jam būti kur kas objektyvesniu. Jeigu jis toks būtų, jūs jam to nelinkėtumėte. Nu, suprantama. Suprantama. Viktorija, kaip jūs matot šitą nešališką kabutėse, arba be kabučių, nežinau, gal jūs matot be kabučių nešališką pasisakymą? Prezidento neutralumu negali apkaltinti. Jis, mano galva, tikrai nėra neutralus, nešališkas ir šiaip tai gana skaudžiai jam pačiam smogė atgal, kuomet pirmoje kadencijoje buvęs kritiškas tikrai koalicijos atžvilgių ir dar netgi ir ankstesnės vyriausybės trumpą laiką. Jis buvo, sugebėjo būti virš partiniu autoritetu, ką prezidento institucija tikrai suteikia galimybę būti tokiu. Tačiau šioje kadencijoje jis atsistojo, tiesiog į tą patį lygį kaip ir kiti partijų pirmininkai, kiti galbūt lyderiai politiniai. Ir mes matome, kad tai jam pakankamai daug kainavo palaikymo. Neegzistuoja tą patį lygį. Čia vėlgi tos absoliutinimas yra. Čia paimat vieną atvejį ir iš karto, aš suprantu, kad jūsų santykiai su Gitanu Nausėda ir anoji kadencija buvo, švelniai tariant, šiaip savo. Ne, mano santykis buvo geras, labai dalykiškas. Neapsimeskit. Aš ta koalicija kariavo prieš Nausėdą visus 4 metus. Ne, mano santykis buvo kaip Seimo pirmininkės labai korektiškas. Tiesiog visiškai neneigiu šito, bet šiuo atveju koalicija buvo ir santykiai buvo. Taip kad akivaizdu, kad yra kontekstas. Tai negi jūs dabar tą kontekstą ignoruosit. Neįmanoma ignoruoti. Tai visiškai akivaizdu, kad taip, kad linkėtume jam kai kuriais atvejais iš ties išlaikyti nešališkai. Ir jo labiau ten, kur iš tiesų yra teisminiai tyrimai. Nes teisminiai tyrimai, bet koks oficialaus pareigumo įsikišimas arba komentaras į teisminį, po to gali lydėti daugelį... Aš tą ir norėjau patikslinti. Jo toks komentaras turbūt prisideda prie nuomonės formavimo visuomeniai, kartu aišku ir su žiniasklaida, kuri praneša ir rodo, kad štai jau jie, jeigu pas juos kratos, tai jau jie turbūt ir kalti. Turbūt taip reiktų formuluoti, Žygimantai, ar ne? Taip, bet aš norėjau... Prezidentas dalyvauja nuomonės formavime apie konkrečius žmonės. Nėra tik politikoje, pavyzdžiui, šią savaitę vykęs susitikimas tik su vienos partijos atstovais apie užsienio politiką, mane giliai sukrėtė. Aš atsimenu Amžinatilsio Brazausko laikus, atsimenu Grybauskaitės laikus, Adamkaus laikus. Visos partijos susėsdavo ir formuodavo vieningai užsienio politiką. Ką jūs turite omeny, Žygimantai? Kokį susitikimą? Buvo prezidentūros susitikimas dėl užsienio politikos, kol dalyvavo tik faktiškai vienos partijos valdantieji atstovai. Seimo pirmininkas, premjerė, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, užsienio reikalų ministras. Apie šitą kalbą, ne? Ir ne vieno opozicijos atstovo, kas yra nesuprantama, nes užsienio politika vykdama dešimtmečiais, partijos keičiasi, koalicijos keičiasi, paprastai mes pakeičiam viens kitą ir vykdom tos ilgalaikius interesus, tam reikia sutarimo visuotinio. Aišku, su tais radikalais turbūt niekad nepavyks sutarti, bet bent jau tradicinės partijos, kad turėtų galimybę pasikalbėti daug kartų aikštėje. Šito formato, tai ką Žygimantas priminė. Žygimantas nori rodyti, kad užsienio politikoje nėra politinių skirtumų. Tai taip nėra. Yra Willy Brandto linija, Adenauerio linija. Yra begalės linijų užsienio politikoje, kurios turi ir keičiantis politiniam koalicijom, turi turėti ir savo pokyčius. Blogai, kai užsienio politikoje staiga atėjusi politinė jėga, o už jos šmėžuoja buvusios politinės jėgos klaidos. Blogai tai yra. Akivaizdu, kad šiuo atveju prezidentas turi teisę diskutuoti su kaip sakyti, oficialiais pareigūnais, šiuo atveju premjerė, šiuo atveju Seimo pirmininkas, diskutuoti. Nėra jokio stebuklų. Kita vertus, tarp užsienio politikos taktinių dalykų ir netgi strateginių dalykų yra skirtumų daugelėje šalių ir Lietuvoje taip pat tokie patys skirtumai gali egzistuoti. Nematau čia didesnio. Viktorija, jūs norėjote irgi į šitą temą? Taip, šią temą man irgi keistas pasirodė šis susitikimas ir, paaiškinsiu kodėl. Viena vertus, kuomet praeitoje kadencijoje būdavo susitarimai ar, tarkim, diskusijos dėl, bendro susitarimo dėl užsienio politikos, ilgalaikiškesnio, kas man rodos yra labai svarbu. Visuomet prie bendro stalo
pozicijos kvietimu atsirasdavo ir opozicijos frakcijų vadovai, seniūnai. Ir tos diskusijos jos niekada nebūdavo lengvos, bet jos būdavo rezultatyvios. Arba leisdavo aptarti svarbiausius klausimus ir netgi sutarti dėl kai kurių dalykų. Beje, tarkime, dėl gynybos politikos mes pasiekėme sutarimą ir pasirašėme jį ir ten tikrai daug svarbių nuostatų yra. Ką man signalizuoja tas susitikimas įvykęs šią savaitę? Kad koalicijoje ir netgi ne šiaip savo koalicijoje, o vien tik tai socialdemokratų partijoje yra tiek nuomonių išsiskyrimų, kad reikia juos susodinti prie bendro stalo ir su jais bendrą politiką. Tai dėl to jos ir pakvietė Yra Budrys, Nausėdą, yra premjerė, kuri sako, kad dar iki jos nebuvo nei vieno kito premjero, kuris taip aktyviai užsiimtų užsienio politiką. Šis teiginys vien tik, manau, reikalauja komentaro, aš sakyčiau, taip diplomatiškai pasakysiu. Tai matyt, prezidentas mėgina tą daryti, bet tai jau sako, kad yra problema, jei socdemai tarpusavį nesusitarė dėl užsienio politikos. Vytenį turim per pusę minutės iki pertraukėlės. Teisingai diagnozavo Viktorija. Socdemuose viduje yra kelios frakcijos dėl užsienio politikos. Aš noriu priminti visiems. Demokratiniai partijoje visada yra flangai. Ypač, jeigu nagrinėsim Krikščionių demokratų partijos patirtį Vokietijoje arba Prancūzijos dešiniųjų, arba socialdemokratų įvairių. Taip. Todėl ir antras dalykas, akivaizdu, kad svarbiausius užsienio politikos klausimus sprendžia prezidentas ir kartu su vyriausybė vykdo. Ne su užsienio reikalų ministru, su vyriausybė. Vyriausybė yra kabinetas. Ir šiuo atveju diskusijos vyriausybė yra visiškai sveikas faktas, visiškai sveikas pavyzdys. Kita vertus ir prezidento požiūris, ir socialdemokratų požiūris į kai kurios klausimus irgi skiriasi. Vadinasi, susėsti prie stalo ir diskutuoti yra labai svarbu. Pratęsim įdomi tema. Matau, ir Žygimantas nori įsiterpti, be abejo. Čia jūsų, Žygimantai, arkliukas, užsienio politika. Tuoj grįšime į studiją, pratęsime pokalbį. Tęsim aktualių analizės laidą 247, studijoje Vytenis Andriukaitis, socialdemokratų garbės pirmininkas, Europos parlamento narys, taip pat su mumis Liberalų sąjūdžio vadovė Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė-Nilsen ir Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius. Žygimantai, žadėjau įtraukti ir jūsų diskusiją dėl užsienio politikos, dėl konsensuso buvimo arba nebuvimo ne tik koalicijoje, bet pačioje socialdemokratų partijoje, ar ne? Jūs į tai turbūt norėjote reaguoti. Taip, bet aš dar grįžčiau į senus laikus. Aš buvęs diplomatas, turbūt daugiau turėjau kairiųjų ministrų negu dešiniųjų, nors aš buvau krikščionis demokratas nuo 93 metų. Kai dirbot ambasadorium, arba ministerijoje, bet aš kažkaip maniau, kad mūsų kultūra politinė, užsienio politikoje yra būtent tokia vienybės. Dėl to mes ištrūkom iš tų sovietinių sistemų, nes mes vieningai dirbom. Ir gerbiama Viktorija gali patvirtinti, kai jinai buvo Seimo pirmininkė, mes visą laiką, vienas iš pirmųjų klausimų pradedant Seimo posėdį yra užsienio politikos tęstinumas. Ir paprastai visos partijos labai gerai sutarė dėl strateginių tikslų. Dabar matau, kad tęstinumas griaunamas. Ir aš nemanau, kad čia bėdos tik socdemų partijai. Aš manau, kadangi jie neatsikabina jau beveik toj greit jau 2 metai nuo tos radikalios populistinės, aš jau vadinu prorusišką jėgą Nemuno aušros, jinai pradeda skaldyti juos iš vidaus. Nes aš tik šitoj studijoje su Karoliu Nemaniu diskutavau, Neimantu, atsiprašau, kuris atstovauja pusę, kuri pasisako prieš Europos Sąjungą, prieš NATO, nors jis taip neteigia, bet jis nori dalyvauti suverenių tautų susitikime, kurie griauna tai, ką mes su gerbiamu Vyteniu kūrėm. Aš atsimenu, kad gerbiamas Vytenis yra didžiulis federalistas, jisai vienas iš labiausiai proeuropietiškų žmonių ir iki šiol toks išliko. Tai kaip tokie žmonės gali būti koalicijoje su 2 ultradešiniosiom partijom ir dar viena antisemitinė jėga, man iki šiol kaip socdemės vaikų yra nesuprantama. Vyteniui turbūt irgi, įdomu, kaip Vytenis Andriukaitis atsakys, nes jis žinomas kritikas
žygio šitos tokie koalicijos. maksimalūs pasisakymai, tiesiog tokie globalūs, antisemitinė jėga, naudojant Žemaitaičio pasisakymus, kai jis buvo kitoj partijai. Ir staiga, tarkim, pamėginant įvertinti Raimondą Šukį, kuris buvo liberalų partija kaip antisemitą, neišeitų. Sunku sudėti. Bet tik to. Nes čia yra propagandinė klišė, kadangi stengiamasi tuo manipuliuoti. Dabar kitas klausimas dėl dalies žmonių Žemaitaičio partijai pasisakymą apie tą vadinamą suverenių valstybių sąjungą. Aišku, tai yra visiškas, absoliutus plaukėjimas nežinia kur. Ir nieko iš to neišeis. Visiškai, akivaizdžiai. Žinoma, yra nedidelė frakcija suverenių valstybių Europos parlamente šiuo metu, bet ją atstovauja Gražulis ten. O tuo tarpu kitos netgi ir patriotų dabar Bardela keičia savo leksiką, jau ieško, kaip čia reikės, nes jiems grėsia galimybė būti lyderiais kitose rinkimuose. Tai čia dabar viskas matosi, lygiai taip kaip ir Italijos. Bet labiau klausimas ten yra apie vidaus politiką. Bet problema yra ta pati. Apie koaliciją. Vis tiek yra akivaizdu, kad dalies rinkėjų nuotaikos ES atžvilgiu, dalies ten 10% ar 15%, nesvarbu, jos yra skeptiškos. Šitie žmonės ją ir eksploatuoja. Akivaizdu, kad jie nieko negali ten pakeisti, nei sugriauti ES. Ir kita vertus tai negali net ir įtakoti, nes didžioji dauguma Lietuvos žmonių absoliučiai pasisako už ES prioritetą. Didžioji dauguma. Tariant, jūs sakote, kad Nemuno aušra nedaro įtakos užsienio politikai. Bet iš jos nupiešti čia tokį baubą, kuris čia jau grėsia, kaip sakyti, baisiais valstybės pamatų sugriovimais. Viktorija, Vytenis įdomiai priminė Raimondą Šukį, jis antisemitas, jūsų akimi žiūrint, antisemitas. Čia galite visaip traktuoti išgirdus Žygimanto Pavilionio pasisakymą, ar ne? Aš girdžiu, kad socialdemokratams labai skauda liberalai, nes kiekviename pasisakymė vis norisi kažkaip tai įdurti. Kažkur persidengia. Aš labai abejoju. Aš manau, kad su Žemaitaičio partija tikrai socdemų rinkėjai persidengia ir kuo toliau, tuo daugiau. Ir matyti netgi į Nemuno aušrą ir persivilioja dalį socialdemokratų rinkėjų. Tai čia matyti tas flangas tarpusavį ir dalinasi, bet kalbant apie tai, kad atskiroji užsienio politika koalicijos viduje nesilpnina Lietuvos pozicijų tarptautinių, aš manau, yra tiesiog klaida ir, tai, nežinau, bandymas ignoruoti visiškai akivaizdžią situaciją, kuomet Žemaitaitis susitinka su Vengrijos užsienio reikalų ministru, kuris yra žinomas dėl savo ordino gauto iš Lavrovo, kuris yra žinomas savo tarpininkavimu su autoritarais ir tie susitikimai vyksta, netgi ne vienas toks susitikimas, sakyti, kad tai nedaro žalos Lietuvos užsienio politikai ar sakyti, kad čia tokie niuansai, skirtingumai užsienio politikoje visada buvo, visada bus. Bet nebuvo jų tokių, Viktorija, o dabar yra. Marko Rubio važiuoja, ar ne, į Vengriją ir į Slovakiją po Müncheno. Šitas momentas, šitas aspektas. Aš galiu pasakyti, tik aš girdėjau tą ir premjerės Ruginienės, tokį pasakymą, kaip suprantu, užkulisiuose pasakyta, jeigu Amerikai galima, tai ir Lietuvai galima. Bet aš manau, kad čia šiek tiek irgi yra nesupratimo, nesusivokimo šitoje temoje, kuri yra sudėtinga ganėtinai. Vytenio Andriukaičio aš nesu girdėjęs viešoje erdvėje, būtent pakomentuojant tai, ką Viktorija priminė dėl vizito tiek Vengrijos užsienio reikalų ministro į Lietuvą, tiek Remigijaus Žemaitaičio į Budapeštą pas tą patį ministrą. Girdėjote, aš sakiau, kad tai yra visiškai akivaizdu, kad Žemaitaitis daro savo PR, norėdamas, žinoma, jis neturi atstovo. Sako, kad tai kenkia labiau negu... Pasakyti, ką Viktorija kenkia? Aš manau, kad puikiai Viktorija galėtų atvykti į atstovybę Europos parlamente, Lietuvos atstovybę prie Europos institucijų ir ten pasižiūrėti, kas vyksta. Klausimas, ar iš tiesų labiau
galima pakenkti Lietuvai, priimant ir inicijuojant deklaracijas, rezoliucijas, kuriuose labai daug yra klaidingos informacijos ir netgi pasakant, kad čia yra grėsmė Lietuvai. Ar tuo požiūriu nelabiau mes suteikėm šansą nedraugiškom šalim tai eksploatuoti? Ar štai dabar Žemaitaičio, sakyti, žingsniukus pamėginti įvilkti į tokį kontekstą, kuris pakeistų Lietuvos užsienio politiką? Jūs ką? Kolegos, jūs ką? Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, tarsi aš būčiau jūsų mokinė. Aš galiu pasakyti, kad tuomet jūs susėskit su Nerijumi Aleksejūnu ir pasišnekėkit. tą dariau vos prieš mėnesį. Ir pamatysite, kas yra su jūsų, kaip sakyti, interpretacijomis. Jos yra be turinio. Niekas nepakeis fundamentalios Lietuvos užsienio politikos. Interpretacijos yra be turinio. Aišku, Žemaitaitis pakeis Lietuvos užsienio politikos kryptį. Aš nesakau, kad pakeis, aš sakau, kad jis kenkia. Aš sakau, kad kenkia. Prašau, nemanipuliuokit mano žodžiais. Aš noriu apginti gerbiamą Viktoriją. Aš manau, po Vytauto Landsbergio tai yra Seimo pirmininkė, kuri užsienio politikoje nuveikė bene labiausiai. Pavyzdžiui, NATO pirmininkų susitikimas. Bet reikia ginti Viktoriją, kuri ir taip yra studijoje. Bet dėl to, kad aš noriu biški pasakyti apie socdemų moralinį bankrotą. Kaip Vytenis reagavo. Nes Vytenis mato, kad tai nedaro jokios kairiųjų šaknių. Nedaro jokios įtakos tai, apie ką jūs kalbėjote, dramatizuodamas tą situaciją. Aš tiesiog atsimenu labai daug socdemų. Amžinatilsi Kirkilą, amžinatilsi profesorių Karosą. Tie senieji socdemai, jie atskirdavo pelus nuo grūdų. Ir jie kalbėdavo, kaip šiandien kalba studijoje gerbiama Viktorija. Taip kalbėjo Grybauskaitė su pačiu Trumpu ir užsipelnė jo milžinišką paramą. Kai jinai 14 metais pasakė pirmą, kad Putinas yra teroristas, visi šoktelėjo atgal, bet jinai nusipelnė paramą. Šitie socdemai, vietoj to, kad gintų savo pačių partijos principus, jie daro sąjungą su ultradešiniosiam jėgom, kas yra nusikaltimas Europos socialistų lygį. Ir tai man patvirtino garsiausi vokiečių ir prancūzų socdemai. Jie negali suprasti. Jie manęs perklausė, ar šita partija dar vis yra vienam lovyje su tais radikalais ar ne. Nes tai yra labai trumpa replika, nes pertraukėlė. Žygis Pavilionis imtų kalbėti kitaip, tikrai sakyčiau, čia nebe Pavilionis sėdė. Čia kažkas tai atsitiko su šito žmogum. Kalbam kietai, bet garbingai. Taip, garbingai. Aš manau, kad aš tikrai tikiu, kad Žygis taip ir masto, kaip jis kalba. Taip. Ir palikime jo interpretacijas tai auditorijai, kuriai patinka tai, ką jis kalba. Kurią jis kalba. Gerai, turime pertraukėlę nedidelę, tu grįšime į studiją po reklamos. Tęsim aktualių analizės laidą 24/7. Studijoje Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, konservatorius, su mumis taip pat Liberalų sąjūdžio vadovė, Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė-Nilsen ir Vytenis Andriukaitis, socialdemokratų garbės pirmininkas, Europos parlamento narys. Gerbiamas Vyteni, jūs atsakydamas į klausimą, nesenai viešai, klausimas buvo toks, ar Lietuva galėtų vežti Baltarusijos trąšas? Jūs atsakėte tikrai taip. Teisingai aš cituoju, ar ne? Tikrai taip, galėtų. Su tam tikrom sąlygom. Kokiam sąlygom? Visų pirma, tai turėtų būti labai tapriai susijęta su Lietuvos ir Ukrainos pastangom, kad Ukrainos prekės galėtų per geležinkelių pasiekti Klaipėdos uostą. Kitaip sakant, tai yra labai akivaizdu, kad mes galėtume daug ką įtakoti ir tai, kad šitą Minsko režimas vis tik tai ne iki galo patektų į Putino glėbį. Čia yra sudėtingi klausimai. Jis dar nėra iki galo patekęs? Aš manau, kad ne visai. Aš manau, kad jisai ieško manevro laisvės, neatsitiktinai ir Jungtinių valstybių dabartinė administracija bando įtakoti. Ir jis nėra visiškai iki galo pakliuvęs į padėtį be išeities. Ir kita vertus, čia yra labai sudėtingi klausimai, kurie galėtų padėti išlaikyti Ukrainos strateginę kryptį, turėti išėjimą į Baltijos jūrą
geležinkeliu ir per Baltarusijos teritoriją. Žygimantai, jūs purtot galvą. Aš nežinau, man atrodo, ponas Andriukaitis Šiaip logiška. pasiklydo laike, gal tai buvo kokiais 13-14 metais, kai jis panašiai kalbėdavo, bet gal jis negirdėjo, ką ponas Zelenskis pasakė apie Lukašenką, gal jis nežino, kad jis jam net sankcijas yra įvedęs. Anksčiau būdavo visko. Anksčiau iš tikrųjų ir Zelenskio požiūris į Lukašenką buvo kitoks, bet šiandien yra, priminsiu, karo ketvirtosios metinės, mes artėjom prie jų. Ir tai yra esminis sąjungininkas kare. Ir tai, ką ponas Andriukaitis sako, prieštarauja net visos Europos Sąjungos pozicijai, nes jinai tuoj pat įtvirtins sankcijas, o jisai šneka taip, kaip šneka Nemuno aušros atstovai. Ir tai rodo, kad dalis socdemų jau pasidavė radikalų politikai. Amerika sankcijas panaikino, jūs jau žinote, kad Europa pratęs? Aš taip žinau, kad pratęs, o Amerika, kur aš buvau Vašingtone kartu su kitų socialdemokratų, Ruslanu Baranovu, gali jums paliūdyti, jūsų partijos narys, aiškiai pasakė, tiek Baltuosiuose rūmuose, tiek valstybės departamente, mes neprašome jūsų panaikinti sankcijas. Tai yra mūsų dvišalis takelis. Apie ką jūs šnekate Vilniuje? Kodėl jūs šnekate Trumpo vardu? Toj dar Vyteniui leisiu. Tiesą pasakius, aš norėčiau sureaguoti į tai. Paprasta tezė yra tokia. Politikoje nėra amžinų priešų ir amžinų draugų. Politikoje yra amžiniai Britanijos interesai. Čia klasika. Antra. Dinamika. Politikoje yra būtina. Ir diplomatinė dinamika taip pat yra būtina. Ir reikia galvoti, kokie yra ekonominiai Lietuvos interesai, taip kaip ir JAV ekonominiai interesai, ir kodėl ne visos medžiagos patenka po sankcijomis. Ir įvedus jums tas sankcijas padarius klaidą, jūs dabar puikiai žinote, kad yra didelės problemos su teisminiu ginču. Dabar jūs bandote dar kaip sakyti, ieškoti išeičių. Todėl atsakymas, šitas klaidas reikia nagrinėti. Žiūrėti ir ieškoti racionalių sprendimų, o ne kalbėti užkeikimais ir užkalbėjimais. Viktorija, jūs įsiterpt norėjot? Nereikia lakios labai vaizduotės, kad įsivaizduotume, kaip lygiai tie patys argumentai bus naudojami tam, kad būtų sakoma, būkime dinamiški ir pragmatiški, kalbėkime su Putinu. Juk ir Trumpas su juo susitikinėja. Tai man šios kalbos tikrai atrodo pavojingos, visiškai akivaizdu, kad Ukrainos pozicija Baltarusijos autoritaro, diktatoriaus Lukašenko atžvilgių griežtėja, o ne švelnėja. Ir tai, ką dabar kalba dalis socialdemokratų, prieštarauja ir Lietuvos interesams, ir ES pozicijai, ir Ukrainos, kuriai neva jie nori dar labiau padėti pozicijai. Tai yra tikrai pavojinga. Kitas dalykas. Taip, socialdemokratų lyderiai užkulisiuose yra sakę, kad mums reikia net nedrįsti Seimui priiminėti rezoliucijos pasmerkiančios hibridinę ataką, nes neva to prašo amerikiečiai. Ir galiu jums pasakyti, kad jokių įrodymų, jokių paliudijimų, nei viešai, nei užkulisiuose, kad tokių prašymų esame gavę, nėra. Ten tas argumentas, ką Viktorija priminė ir Žygimantas, kad Zelenskis griežtina poziciją Baltarusijos atžvilgiu. Aš galiu pasakyti, kad Zelenskis irgi puikiai supranta, kokią dinamiką gali jis sekti ir kaip gali jam, kaip sakyti, sprendimai būti tie, kurie palankus jo šaliai. Dabar kita vertus, jeigu mes iš tiesų kalbame apie Ukrainos integraciją ES ir apie galimybės iš tiesų turėti tą darbotvarkę, nes vienintelis kelias Ukrainai padėti, jos kuo skubesnė integracija ES. Tačiau jeigu nagrinėsis daugiametę finansinę perspektyvą, pamatysite, kad Ukrainos integracija ES beveik neskiriama pinigų. Ir tai yra numeris 1. O trąšų problematika, tai irgi klausimas. Dabar Latvija, Lenkija ir Lietuva turėtų rasti sprendimus, kurie palankiausiai galėtų būti nukreipti į kuo didesnę pagalbą Ukrainai ir kuo didesnę įtaką, kad Lukašenkos režimas nesėdėtų absoliučiai kišenė Putino. Netgi jeigu norite galvoti apie tai, kad kaip tu nori turėti savo, kaip elgtis, kai čia prie tavo sienos yra priešas, tai patarimas, būk gudrus, kad gudriai ir elgtumės, o nesielk užkalbėjimais ir užkeikimais.
Tai, kad taip kalba socialdemokratų garbės pirmininkas prieš ketvirtasis invazijos metinės, tai rodo, kad socialdemokratai apskritai prarado garbę. Man gėda klausyti, pirmininkė. Iš Baltarusijos, jūs neatsimenat vaizdų tankų, kurie veržėsi į Bučą pro Baltarusijos sieną, jūs nematėt, kaip sprogdinami ir žudami žmonės dronais, kurie skrenda pro Baltarusijos sieną, jūs nematėt, kad Baltarusijos režimas aptarnauja vaikus vogiamus iš ukrainiečių seimų, kad jie būtų surusinti, jūs nematot, kad vyksta karas, pirmininkė. Dar išvardinkit, ką dar nematom. Bet jeigu jūs esate diplomatas, arba bent jau apsimetat diplomatu, o ne propagandistu, tai aišku, tokios frazės kaip jūsų čia propagandai tinka, bet jos visiškai netinka nei užsienio politikai, nei diplomatijai. Diplomatai gina Lietuvos suverenitetą. Taip, būtent ir interesus ir Ukrainos teritorinį integralumą. Jūs prašote faktiškai pataikauti režimams. Daryti viską, kad tai kiek rodo, įmanoma daugiau Lietuva būtų saugesnė ir kad kiek įmanoma daugiau mes turėtumėm įtakos taip, kad ir Ukrainai padėti ir apginti savo interesus. Panašu, Viktorija, kad tikslai panašus, tik tai skirtingos priemonės, ar ne? Apie ką kalba Žygimantas ir Vytenis. Man atrodo, kad tikslai yra priešingi dėja ir socialdemokratų atstovai jau priklaupė prieš Lukašenką ant vieno kelio, bet man rodos, kad norėtų priklaupti ir ant antro. Vyteni, šypsotės, pusę minutės atsakyti, nes laida baigėsi. Neatsakysiu, čia palieku šitą išmintį, Viktorija. Dėl priklaupimo ant vieno kelio palieku išmintį. Nenorit atsakyti? Ne, palieku. Ta prasme, neprieštaraujat, kad priklaupė? Palieku tą išmintį, nes čia diskutuoti su tokiam lokiam frazėm yra neverta. Gerai, tai ačiū už kietą, bet garbingą diskusiją Vyteniu Andriukaičiu, Viktorijai Čmilytei Nilsen ir Žygimantui Pavilioniui. Dėkui žiūrėjusiam. Daugiau šita ir kitos laidos lrytas.lt portale, taip pat YouTube kanale. Iki kitų susitikimų.